kokios tos sąlygos, kuriamis laiko ligonius? Sąlygos iš principo. Pirmiausia, gal reikėtų pradėti nuo tai, kad pripažinta dokumentaliai specialistų, Seimo kontrolierių, kad laikymo sąlygos yra netinkamos. Būtų pirma. Antra, reiškiasi, tai yra laikomi ligoniai, kurie, reiškiasi, atvežami, pavyzdžiui, iš pensionato, ar, reiškiasi, vežami, reiškiasi, po tos, taip vadinamos ligoninės, į pensionatą. Iš principo yra nustekenami, jie, iš principo, ta prasme, raumeninio audinio ten yra per mažai, ten jų svoris, aš nežinau, pagal ūgį sūrio, reiškia, svorio koeficientas yra per mažas, ta prasme, yra išsekimo būsena. Bet tiesiog jiems yra duodama psichotropinių vaistų, užklojimo antklodę, jeigu kas nors tikrina, praeina, čia biški gal sukūdės, biški gal ką. Tai čia, bet tokie dalykai vyksta ir ta prasme, yra stekenami, plus dar duodama psichotropinių vaistų, kad ten nesiskustų, per daug nekalbėtų. Tai taip yra. Anksčiau pasakojate, kad keletą mėnesių teko praleisti izoliatoriuje, kuriame laikomi agresyvūs ligoniai. Neturėjote radijo, laikraščių, jums negalėtų šuniuko, ar iš tiesų taip yra ir kaip tai atrodo? Kaip atrodo, kai žmogus tai izoliuojamas? Tai gal iš principo reikėtų ten nueiti į tą palatą ir pasižiūrėti, kaip viskas atrodo. Tai, nereiks pasakoti daug. O, sakykime, kita medalio pusė yra, kad, sakykime, ten Seimo kontrolė, ten, sakykime, kiti pareigūnai neprieina iki šitų palatų. Ta prasme, apie patikrinimą yra, reiškiasi, sužinoma kažkaip tai. Reiškiasi, kada vyksta patikrinimas, į palatą įleidžiamas ligonis, kuris ten laksto po palatą, ten, reiškiasi, dainuoja, šokinėja, baladoja į duris. Kas kišnosi į tokią palatą, reiškiasi. Ten per tą langiuką ten pasižiūrės, kad ten prispaudęs skruostų rėkia, ir viskas. Paaiškins gydytojas, čia labai pavojingi ligoniai, čia, reiškiasi, visą kitą čia negali. Viskas, niekas netikrins. Bet tai iš principo, ten laikymo sąlygos yra tragiškos, tai aš iš principo, sportininkų gal savęs nevadinsiu, bet, sakykime, toks, fizinę kultūrą užsiimu. Ir mane patupdė, reiškiasi, iš normalios aplinkos, praktiškai 4 mėnesiam gulinčio režimo. Į palatą, reiškiasi, kur gali pavaikščioti aplink lovą tik tai. Reiškia, tai ten yra 10 lovų, kada kontroliuota ateina, kontrolė išeina, įnešama 11. Reiškiasi, taip vyksta. Ir jūs neturėjot, kaip sakot, nei tušinuko, nei telefono, jūs negalėjote bent kažkiek bendrauti su artimaisiais, su draugais, ar ne? Ta prasme, tėvam pranešė, aš nežinau, po poros dienų ten turbūt, šitą vieną skambutį po paros gal leidai padaryti. Reiškiasi, bet tai vėl, tu esi pripumpuotas vaistų, liežuvis ten iškrenta, reiškiasi, tu ten kalbėti normaliai negali, ten pranešti, reiškiasi. Ten nekalbu apie tai, kad susisiekti su draugais. Mobiliaką, reiškiasi, atnešti neleidžia gydytojai, pakenks. Kortelių atnešti, reiškiasi, kadangi vienas bankomatas ten yra, be kortelės nepaskambins. Gali tik į telekomo liniją, reiškia, suskambinti. Reiškia, dabar kortelių tu atnešti neleidžia. Reiškia, nori skambink, bet tai dabar visi mobilius turi. Dabar tam telekomo linijom ten praktiškai mažai kas naudojasi. Ir iš principo nėra telefonų knygos. Visų telefonų mintinai turbūt irgi mažai kas prisimena. To labiau veikia vaistai.
Tai čia iš principo mūsų kuriama tokia situacija, kad mes kortelės neišdraudžiam, bet paskambinti leidžiam. Nu, tai kažkaip, nežinau, čia šizofrenija turbūt. Ir dar minėjote, kad ir kitų buvo tyčiojimosi atvejų, smurto. Kaip dar tai vykdavo? Kas vykdavo už tų uždarų durų, kurių negalima bet kam atidaryti? Kas vykdavo su ligoniais? Kaip elgdavosi personalas? Personalas iš principo yra mažai kvalifikuotas. Ta prasme, ten, sakykime, vienas, reiškiasi, vėmė kraujais. Tai jeigu tai būtų vidinis kraujavimas, jis būtų nusibaigęs iš karto. Nes sesutė ten po pusvalandžio susizgrybo pamatuot spaudimą. Ten reiškiasi, jie neturi anglies. Jeigu, reiškiasi, pradeda visa palata triest, atsiprašant, tai ten iš viso, ten toks kvapas, kad ten kaip parklydė. Reiškiasi, eina per palatą ir tuštinasi tuo pačiu metu. Tai ten, nu, įspūdžiai neišdildomi, ten iš tikrųjų. Ir ten tokios sąlygos. Žodžiu, taip išeina, kad ten patekęs žmogus, kuris dar, kaip sakant, yra gal dar ne visai... Dar, jūs reiškiasi apie smurtavimą. Ne, taip, yra smurtaujama, reiškiasi, sakykime, yra mušami ligoniai, pririšti. Jis yra pririštas. Bet, reiškiasi, ateina naktinė pamaina ir jis yra mušamas, reiškia. Ta prasme, elementariai mušamas. Tik nedaužoma ten sakykime, galvą, kad neliktų ten, reiškia, smėlynų, kraujosrūvų. Tai. Ar gali tokie ligoniai kažkam pasiskųsti, ar tiesiog jų kažkokie pareiškimai ar skundai nurašomi jų lygai ir simptomas? Kaip tu pasiskūsi palatoj su grotuotais langais, kai, reiškiasi, tau yra duodama vaistų tiek, kad tu negali skaityti knygos normaliai. Tu neturi tušinukų ir popieriaus. Reiškiasi, ten paskambinti niekam negali. Ir dar tau prieš pasimatymą su artimais, dar tau gali sušvirkšt vaistų. Tai tu ateisi tenais, reiškia, sėdėdamas kaip elektros kėdė, tam pasimatymą. Ar jums paaiškino, dėl ko atvežė ligoninę, kokių psichikos sutrikimų turite, koks bus gydymas, ar jums tai išaiškino, ar tiesiog rašė diagnozę ir... Iš principo, čia yra tokia sistema, kad jeigu tave atvežė su antrankiais, tai jau tau greičiausiai yra šizofrenija. Ir, reiškiasi, ir iš prie lovos. Nesvarbu, kas buvo iki tol, ten, reiškiasi, ten kaltas, nekaltas, su antrankiais, viskas. Fiksuoja prie lovos, praktiškai šizofrenikas. Tai daugumoje atveju daroma. Mano atveju buvo, reiškiasi, paprastai. Reiškiasi, atvežė su antrankiais, pririšo prie lovos, ir čia, reiškiasi, ten kelios seselės švirkščia vaistus, man į veną, reiškiasi, o ten, reiškiasi, ten daktaras bando su manim šnekėtis tuo pačiu metu. Reiškiasi, pokalbis ten netruko turbūt kelių minučių, ten keli kvaili klausimai, ten kokia diena, reiškiasi, kelinti metai, reiškiasi, ir ar, reiškiasi, sutinkat gultis savo norų. Aš sakau, ne, tai tokiu atveju, reiškiasi, jūs guldysim prievartą. Tai sakau, darykit, ką jums ten reikia, bet aš sakau, jūs atsakysit pagal visus teisinius aktus. Tai buvo pripažinta kaip grasinimas. Reiškiasi, ten diagnozė netruko ir 5 minučių, jie parašė šizofreniją. Ir daugiau nieko per daug neaiškino? Po mėnesio atėjo daktarė, jau, reiškiasi, kelis klausimus užduot. Kaip jaučiatės, ką norit man pasakyti? Ar kažkokių ir pokalbių, ir psichologo konsultacijų, ar dar kažkokių panašių dalykų nebuvo turbūt?
Jo, psichologas ateidavo ten palatos kampe, gulėjo ten toks, reiškiasi, aš nežinau, paauglys, ta prasme, bet jam turėjo 18 metų, kadangi į vyrų skyrių pagulė. Reiškia, ateidavo pas jį ir jis ten negalėdavo įsiminti 3 skaičių, psichologas. Nu ir jis ten, reiškiasi, ten testukus pildydavo. Reiškiasi, jis baigė, aš bandau prieiti, reiškiasi, su psichologu kalbėtis, reiškiasi, tai kaip čia, kas čia, reiškiasi, kodėl čia, neturiu laiko, atsiprašau, išbėga iš palatos. Antrą kartą, išbėga iš palatos. Reiškiasi, kada reikalas dėjo iki, reiškiasi, žmogaus teisų instituto ir Seimo kontrolės, atsirado psichologas, pagerėjo laikymo sąlygos, reiškiasi, jau atsirado galimybė paskambinti, tada... Būtent žmogaus teisų stebėjimo institutas ir yra pasakojęs, kad jie gauna skundus žmonių teigiančių, kad psichiatrinėse ligoninėse pažeidžiamos jų arba jų artimųjų teisės, bet žmogaus teisų stebėjimo instituto atstovai sako, kad jie negali užsiimti individualios teisinės pagalbos teikimu ir siūlo kreiptis į kompetentingas institucijas. O ką jums žmogaus teisų gynėjai pasiūlė daryti? Ne, tai iš principo jie, ta prasme, negali kaltinti irgi. Nu tai problemų ten begalė, o ten žmonės dirba praktiškai visuomeniniais pagrindais. Tai ten tiek neapims. Tai čia... Bet, nu tikrai, nagais ir alkūnėm, ten jie prasidraskė, jeigu ne jie, tai nežinau, turbūt po šį dieną gal ten seiliočiaus. Žodžiu, jūs padėjote. Taip. Na, o kas įvyko, kai jūs išleido iš ligoninės, jūs vis tiek, ar grįžote savo darbus, ar darbą, ar toliau gyvenate įprastą gyvenimą, ar viskas yra visai kitaip? Iš esmės, iki hospitalizacijos aš buvau, reiškiasi, kurį laikotarpį nedirbau, bet, reiškiasi, aš buvau, reiškia, 3 kategorijos auditoriaus padėjėjas. Ir, reiškiasi, po hospitalizacijos aš tapau šizofreniku, reiškiasi, be darbo, praradau kvalifikaciją per tą laiką, pasikeitė aibė įstatymų, reiškiasi, tu vėl turi kabintis nagais, reiškiasi, konkuruoti ir plus su grėsme, kad tave vėl, reiškiasi, jeigu tu kažką pasakysi, mes tave, reiškia, hospitalizuosim. Tai tas yra pastoviai primenama, reiškiasi, vienokiais ar kitokiais būdais. Tai... Ir taip pat minėjote, kad medikamentinis gydymas buvo daugiau, bet trūko tų konsultacijų, trūko pagalbos ir apskritai, ar dabar kas nors padeda, ar tiesiog, kaip sakant, paleidai pasaulį su diagnoze ir gyvenkit kaip nori? Čia iš principo apie tą medikamentinį gydymą čia turbūt būtų atskira tema, kadangi tai plati diskusija, bet čia irgi turėsiu ką pasakyti. O sakykime, jie ką? Jie uždėjo ten, reiškiasi, tą savo štampą, reiškiasi, diagnozę ir tu gali dabar eiti, reiškiasi, į polikliniką, ten prašyti, reiškia, kad tau ten duotų kokias nors ten pašalpas, ten teikti, kad tu šizofrenikas, tau numestin kelis šimtus litų ten pensiją. Tai šitą Bartelio gal indeksą surašys. Dar kokius ten testukus ten. Viską. Žodžiu, visa kita yra jūsų artimųjų reikalas. Kaip toliau gyventi. Taip. O kaip, sakykite, kiti pacientai, kaip jie elgėsi? Ar irgi patyrė smurtą, ar irgi jiems tos sąlygos buvo netinkamos būti palatose? Na, tarkim, jeigu palatose, kaip įsivaizduoju, 10 žmonių, visi su skirtingomis problemomis, tai jiems turbūt, na, ir tarpusavėje bendrauti ir su personalu yra sunkoka. Nėra sunku.
bendrauti ten, sakykim, kurie papuola į tą palatą, izoliatorius, tai vadinama. Reiškiasi, normalus yra išrašomi po keletą dienų iš principo. Jeigu adekvatus, ten visą kitą. Iš principo, jie skaido grupės. Labai greitai, jeigu tu su kažkuo susidraugavai, susibičiuliavai, iš karto yra perkeliamas kažkuris į kitą palatą. Tam, kad jūs kartu nerašytumėt, kadangi 3 parašai jau galioja, reiškiasi, o, sakykime, administracija ant ten prašymų kažkokių, reiškiasi, ten pareiškimų pasirašyti atsisako. Capt popierį nusinešė. Jeigu reikės ištrauks, nereikės ten išmes, jie ten darys, ką jie nori, iš principo. Tai viena yra konstitucija, o viduje ten galioja kitos taisyklės. Ar matydavo, kad ir kiti patiria smurtą? Ar kažkokius patyčias? Taip, nuolat. Tai be to, kad mušami, reiškiasi, pririšti, sakykime, tai pastovus toks tyčiojimas, reiškiasi, ten žeminimai, ten reiškia, toks humoras, be pusės litro tam nebus jokingai iš tikrųjų. Tai... Ar tuo metu būdavo, kad ateidavo kažkokie pacientų atstovai, kurie bent jau tokie yra, žinau, jie lankosi kartais įstaigose, bando padėti bendrauti su personalu pacientams ir panašiai, ar nesulaukėte tokių žmonių? Nebuvo. Socialinis darbuotojas ten kartais galvą įkišdavo, bet ten iš principo nieko negali. Ten ta gauna plaižytą algą, ten saugo darbo vietą ir per daug stengiasi ten nesikišti tos reikalus visus. Bet gal buvo ir personalo, kuris stengiasi padėti, ar iš tikrųjų visa sistema ten tokia, kad žmogus sugniuždyti, žmogui nepadėti, bet kažkaip tai įžeminti? Visa sistema. Ten yra, ta prasme, nuo aukščiausio lygio vadovų iki ten, reiškiasi, iki sanitarų. Jeigu ten kažkuris ten atsiranda, ten, reiškiasi, padoresnis žmogus, vėl jisai gauna ten papeikimus, jisai gauna ten, reiškiasi, ten išsikviesti ant kilimo gali, reiškiasi, jam ten gali nuo algos atskaityti už kažką, tai už ten kažkokią ten suplyšusią pižamą, aš nežinau už ką. Bet tai, jie turi daug svertų, kaip reiškiasi, kaip tiesiog tai įvest savo tvarką. Aš turiu omeny vadovybę, ligoninės. Ir stengiasi tiesiog įtugdyti savo lojalius žmonės, kurie ten elgtųsi kaip naudingi vadovybė. O kokią jūs matote išeitį, kad taip nebūtų? Ar reikėtų tas didelės institucijas skaidyti į mažesnės kažkokias bendruomenės, ar kažkokių paslaugų galbūt žmonėms, kurie turi psichikos sutrikimų, nežinau, socialinių, dar kažkokių reikėtų? Pirma, kontrolė turėtų būti. Turėtų būti tikrinamos šitos įstaigos periodiškai. Antra, reiškiasi, turėtų būti keičiama įstatyminė bazė. Sakykime, tas psichikos sveikatos įstatymas, jis, sakykime, yra surašytas tvarkingai, jis sąvokos aiškios, bet kada susiduriam su sąvoka pavojingas savo, tai reiškiasi ir aplinkiniams, čia jau paliekama psichiatrų fantazijai. Ar psichiatras bus iš kaimo, jis vienaip tą supras, reiškiasi, ar psichiatras bus, reiškiasi, pavažinėjęs po pasaulį, kažkiek matęs, jis žiūrės šiek tiek kitų kampų. Užtenka vieno psichiatro, kad tave hospitalizuotų. Jis pasakys, tu pavojingas. O kišenė gal 5000 jis turės. Ir nepaslaptis, kad, reiškiasi, sveikatos apsauga yra viena korumpuočiausių sričių.
čia turbūt nereikia aiškinti šito. Tai reikia, sakykime, matyčiau išeitį, kad mažiau mažinti medikamentinį, reiškia, gydymą, didinti, sakykime, psichologų skaičių, tą reiškia, bendravimą, reiškia, daugiau su tais ligoniais, reiškia. Ir tai yra, iš principo, kompleksinės priemonės turi būti taikomos. Tai gan plati tema. Tai viena, o antra, iš principo, ten dirba žmonės ir vadovybė, kurie ten nuo sovietinių laikų dar užsilikę. Tiesiog reikia keisti požiūrį. Ir kai kurios, reiškia, užsisėdėjusius ten per daug, apkerpėjusios, reiškia, daktarus, taip vadinamos.